Mano kepinių knyga turi pirmą Lietuvoje kulinarinę elektroninę sesę, nes, žodžiu, po keleto mėnesių labai protingų ir darbščių berniukų, intensyvaus ir atkaklaus darbo, mano knyga buvo įkelta į elektroninį šitą formatą. Dar iki galo nesu išsiaiškinus, kaip jisai veikia, bet suprantu, kad veiks ant įvairiausių, va štai šitokių aparatų, mano yra iPad, bet veikia ir ant visokių kitokiausių skaitiklių. Ir, žodžiu, tikiuosi, kad ta elektroninė versija bus naudinga visiems tiem, kurie galbūt daug keliauja. Ir man pačiai, aš pati labai jos laukiau ir aišku, man pačiai į mano aparatą buvo įdėta pirmiausiai. Tai tiem, kas keliauja, nes neretai gaunam tokių, pasakymų, kad oi, brangiai kainuoja atsisiųsti į užsienį ar kaip nors kitaip panašiai, arba užima daug vietos lagamine. Tai dabar iš tikrųjų jinai visai vietos neužima, nes keliauja tiesiog su jūsų skaitiklė. Tai aš dar kol kas tiesiog negaliu nepasidžiaugti, kaip čia viskas yra labai protingai ir gerai sugalvota. Galima pasididinti šriftą, pasimažinti, vartyti taip kažkaip tai ilgai, kažkaip ten vadinasi, kaip taip pat žemyn skrolini, arba verti kaip knygą, visokiausių, gali padidinti, nuotraukas pamažinti ir tada pats geriausias dalykas, kuris labai greitai veikia ir man padeda surasti visus receptus, kai reikia, tai pavyzdžiui, yra paieškos toksai mygtukas, sugalvojate, kad nors, pavyzdžiui, tortas. Ir išmeta 1000 rezultatų beveik, bet iš tikrųjų čia iš karto matysite visus tortus, kurie yra mano knygoje ir taip toliau panašiai. Tai aš dabar dar pati turiu išmokti tinkamai ją naudotis, bet iš tiesų labai džiaugiuosi, labai dėkoju tiem berniukam, kurie padėjo mums šitą knygą iš popieriaus perkelti į elektroninį formatą ir man atrodo, kad jau galbūt kitą savaitę galėsite ir jūs ją įsigyti ir tada visi kepsime, gaminsime visame pasaulyje, kepsime medaus tortą. Ačiū!